Šis darbas, 11 mėnesių auksinis puodukas, yra apie mano asmeninę patirtį. Gimus sūnui paaiškėjo, kad jo žarnytė yra šiek tiek trumpesnė negu įprastai turėtų būti, ko pasekoje buvo daryta operacija ir suformuota pilvelyje stoma. Vėliau ji buvo sutvarkyta, užverta, tačiau kelias iki to buvo ganėtinai ilgas ir reikėjo ne vienos operacijos. Visą tai truko 11 mėnesių. Ir kai mano vaikui buvo 11 mėnesių, ta stoma buvo užverta, panaikinta ir dėl to jisai vėliau galėjo pradėti naudotis puoduku. Ir tam laikotarpį, kol laukiam, kol bus sutvarkytas pilvelis, aš vis sakydavau, kad kai jam bus sutvarkyta, pirksim auksinį puoduką. Nes tas puodukas vaikiškas, jisai turi ne tik tą tiesioginę praktinę reikšmę, bet man ir mūsų šeimai puodukas turi turbūt kur kas didesnę prasmę. Ir darbe priklijuotas kateteris simbolizuoja dar ir tai, kad kol mes laukiam operacijos, reikėjo išsitirti, kokio ilgio yra iš tikrųjų ta žarnytė, ir turėdavom tiesiog su kateteriu prasivalyti žarnytę. O dabar viskas yra sutvarkyta ir naudojamės puoduku. Tai ši patirtis, apmąstymai po kelerių metų ir nugulė mano darbe.